Kasgi čia pas mus darosi? Oi. Mano žvejybos kampelis atrodo tragiškai. Čia ne tik žvejybos daiktai. Pamatytų normalūs žvejai, kaip aš susimetęs tas meškeres. Čia dar irgi visokių žvejybos dalykų yra, palapinės ir taip toliau. Tai aš visą šitą kampą jau norėjau sustvarkyti praėjusią vasarą. Nepadariau. Ir vis jis kaupėsi, didėjo. Ir čia atėjo pas mus kanalo partneriai. Temu jau yra buvę jie pas mus ir sako, gal nori vėl padaryti kokį nors video susijusi su žvejyba, gadžetais ir taip toliau. Darom. Sakau, man chibryte reikia įvairiausių gadžetų, kad aš galėčiau pasidaryti žvejybos kampelį. Susikabinti meškeres, pasidaryti tam tikrus dalykus. Gavau jau prekes, jos čia yra. Ir galvoju, gal ne vasarą reikia tvarkytis, o pasidaryti viską iki vasaros, pavasario, iki žvejybos sezono. Ir pasidaryti gražų žvejybos kampelį. Žinokit, dalykų daug išmesiu. Manau, atrasiu tikrai, ką galiu ir jums padovanoti. Gal pirmiausia, žinot ką? Nusikelkime porą savaičių atgal, kai aš dariau užsakymą iš Temu ir pažiūrėkim, ką aš susidėjau į krepšelį, nes Temu mums davė net 200 ten su trupučiu eurų biudžetą. Laiku atgal. Tokį padariau momentą, tarsi jau įsivaizduoju transitioną. Tiesiog kirp. Iškart pradėkim nuo tokio ant sienos. 1, 2, 3, 4, 5. Aš vieną holderį turiu, 5 meškeres galiu ant vieno sudėti. Maksimum 120 prekių galiu pasirinkti. Nu, jeigu už tokias kainas rinksimės, tai ir nepavyks. Kas? Panelės, kurios einate žvejoti. Ar jūs perkate tokius? Šitie geri dalykėliai, aš kažkada iš Temu buvau pirkęs savo asmeniškai. Bet žinot, kas man nepatiko? Jeigu jį apvinioji aplink valą, jis pradeda išdarkyti valą, bent jau pintą. Tai nerekomenduoju. Tokio aš niekada neturėjau, bet čia šiam 6 eurai. Pažiūrim nuotraukėlės. Čia polediniai gerai būtų irgi, ne, su tokia gali vaikščioti. Fishing gear storage. Žiūrėk, mašinį. Jo, paprasti šniureliai. Niekad nebuvau pagalvojęs, kad toks dalykas egzistuoja. Aš dėdavau į bagažinę, varau žvejot, sudedu į bagažinę. Kartais bagažinę iškišdavau virš galvų vaikams, ko nepatogu, jeigu varom. Aš tiesiog įsidėsiu vieną. 5-3 žalia. Valų laikiklis. Šiaip pas manęs valai vis mėtosi ir vienokie, ir kitokie. Dėžučių man tikrai reikės kažkokį peką dėžučių pasimti. Šitos turiu iš Temu nusipirkęs iš seniau. Daug jų. Pažiūrėkit kokią kainelę. Eurukas 3,9. Galvoju, ar man nėra taip, kad man jie baigėsi. Vis tiek, Temu parduoda daug skirtingų įmonių. Ir pažiūrėkit kainų palyginimą, pavyzdžiui, kai susirasit prekes. 16,05 ta pati dėžutė. Ir čia mes matome tą pačią dėžutę 19,38. Tai jau 3 euriukus galite sutaupyti. Aš vis svarstau apie tą dėžutę tokią. Štai, kas neturit pavienių dalykų, aš visus tos daiktus po vieną turiu. Geras visas pekas ir svarstyklės, ir žirklutės, viskas. Daug gražiau atrodo šitas. Pigiau, 2 meškerėm daugiau galiu sudėti ir man tie apvalūs gražiau atrodo netgi. Dedu šitą. Čia mažiems dalykėliams, visokiems persirišimams. Vieną tokį įsimesiu iš 2 pusių. Šitas atrodo gerai, man reikia Aš turiu dabar irgi masaliukų, mėgstamiausių, paprastesnių, mažiau naudojimų. Outdoor sticker pekas. Jo, čia yra didesnė, 26 ant 16. Gamtoj, pavyzdžiui, pakepti kiaušinį. Gamtoj taisyklingai iškeptas kiaušinis dar nebuvo padarytas ne vienam Lietuvos YouTube kanale. I'll do it first. Šaukštų rinkinys. Ai, čia reikia. Noriu sakyti, man viso nereikia. Man reiktų, jeigu aš verdu sriubikę, samtukoje galiu įsidėti medinį ir iš šitų įsidėti, sakyčiau, va šitą mentelę. Kam reikėtų gamtoj pasidaryti, kukinant gražias morkytės? Bet mes paprikolint galim? Jūs tada nuspręsite, o gal jums namuose reikės dekoracijų, nebūtinai į gamtą. Aš už jūs padarysiu testą, o jūs galėsite nuspręsti, kai video visiškai padarytas bus. O, šitas geras dalykėlis. 99 centai? I'll take it. Už 99 centus I'll take it. Aš šitais nepasitikiu. Už 3 eurus. Už 3 eurus gali taip supjaustyti. Ir aliejuje pasidarom traškučių gamtoj. Čia mes jau testuosim Temu on the limit. Aš sakau, kad taip nepjausti. Tai aš už jūs išbandysiu chebrytę ir jūs galėsite nuspręsti, ar pirkti, ar ne. Purškiamo aliejaus buteliukai. Šitas, manau, mums. Na, aš dabar paskutinę dieną namie gaminau šakšuką ir česnakų slupti užsiknisau. Kaip jis gali veikti? Aš vien iš pabandymo. Mes iš praėjusio video visą peką puodų turime. Aš norėčiau keptuvės. Va, mes tokį turime. Visą šitą rinkinį aš turiu iš Temu iš praeito karto. Labai džiaugiuosi. Ir mes jį tikrai šį sezoną dar naudosime daug kartų. 3 cm, 2,9. Nu tai mes įmėm tą už 19. Bet man reikia tokios, norėčiau... Nežinau kaip paaiškinti. Pamatyčiau, pasakyčiau. Va, tokios. Balta. Aš surizikuosiu ir pranešiu jums. Man atrodo būtų šitas gerai. Giliai patinka rožinė spalva. O, rožiniai triušiukai. Perfect. Spėjui patinka mėlyna spalva.
su mėlynais banginiais, bet Pijui ir Dino patinka. Manau, šitas Pijui labiau bus. Vaikam nustebinti į gamtą, kai važiuosim kartu ir sakysim, vaikai pasiėmė vandens, varom sriubą į gamtą virti. 2.15. Mūsų 4 euriukus dar kažkiek galime įsidėti ir mes būsime pasiruošę žvejybos kampelį susitvarkyti ir padaryti jums nice cooking video. Biudžetas beveik pilnai išnaudotas, 25 daiktai. Užsakome. Kad mes žemaitė pasakytumėm, kad visus tas baraklu išėn pirmiausia iš sklepo lauk. Vieną seriją nešimą padariau, galim biškį giliau įeit, galiu pademonstruoti. Tai čia bus vienintelė lentyna, kurią aš naudosiu žvejybams. Namie dėja tik tiek aš gaunu vietos savo žvejybai. O kiek jūs gaunat žvejybos reikmenims savo namuose vietos? Gal visą garažą turit? Galvoju padarysiu... Ko tu jokies? Žmonės žmona dabar jokis. Aš galvoju padaryti video, kur žmonės darydavo per kalėdas eglučių apžvalgas. Mačiau kažkas šaldytuvų apžvalgas visokias yra daręs. Tai aš nusprendžiau, kad vieną video šiais metais padarysiu. Tai kai sulauksiu pakankamai asmeninių žinučių, laiškų, nesvarbu, per kur norit, per ten siūskit savo foto, video, kaip atrodo jūsų žvejybos kampas. Žinau, kad atsiūs žmonių, kurie yra visiškai pasinešę ir atsiūs tokius įspūdingus. Tai aš iškart pasakysiu, kad aš pyksiu ir pavydėsiu. Ne, juokauju. Atsiųskit gražius tvarkingus. Atsiųskit netvarkingus tokius, kaip mano pradėjo būti. Aš tikiuosi, mano bus dabar tvarkingesnis ir gražesnis. Tai tuštinu lentyną ir dar tuo pačiu tuos daiktus apačioj čia išsinešu, atrūšioju, ką reikia išmetu, ką reikia atiduodu, ką reikia pasilieku. Nu, prakaitėlis lengvai pramušė, nepramušė, bet viską išsinešiojom, ten jau kas liko lentynai, tas liko. Esmė, šita lentyna. Čia yra ką gavau, tuoj netrukus padarysim unboxingą, leiskit dar greitai išsišluot grindis ir po truputį pradėsim viską tvarkyti. Pereinam prie unboxingo. Nu, čia bus mano unboxingo stalas. Esat matę, manau, ir geresnių stalų, bet šitas, manau, tiesiog gyvenimo matęs, patirties matęs taip kaip jūs. O jūs laiką paspaudėt? Paspauskim laiką, nes kitaip bus negerai. O, dabar galim važiuoti. Peilio nepasiėmiau. Nice. Gavom peiliuką. Kaip suprantat, šito epizodo partneris yra Temu. Ir jeigu jūs esate naujas vartotojas, niekad nenaudojo Temu, jūs galite gauti net 90% nuolaidą pirmajai savo prekiai ir žinoma netgi 100 eurų kuponų visą paketą, kurį galėsite pritaikyti po truputį, priklausomai nuo tiek, kiek užsisakinėjate iš Temu, kiek perkat ir taip toliau. Jie sako tik naujiems, nežinau. Jeigu esate seni vartotojai, bandykit vis tiek per linką arba per šitą QR kodą, kur yra šone uždėtas, pasimti. Nes man būna pačiam, senas naudotojas, kokius 2-3 metus naudoju Temu ir man tikrai būna, kad aš paspaudžiu ir man kartais irgi susiaktyvuoja tie 100 kuponų ir tenai, žinai, būna. Nu, jeigu perki už 3 euriukų, pys 10 euriukų nuolaidą, perki ten už kem ar daugiau, pys 20. Pasimkit. Gaila, pasimkit. Labai įdomu, kaip atrodys dabar prekės. Jau pažiūrėjom tą video, kur aš išsirinkau jas. Gyvai prekių pats nežiūrėjau. Todėl unboxinam. Visas prekės. Sudėsiu absoliučiai visus linkus, kurias aš nusipirkau. Jeigu jūs nuspręsite patys nusipirkti, tai būtent tą prekę pajusite, kad jos jums reikėtų, pajusite, kad jinai jums praverstų. Čiupkit būtent linką į tiesioginę prekę paliksiu. Atidarinėjom. Sąžiningai, jeigu bus šūdina prekė, aš ir pasakysiu, kad jinai yra šūdina, nes įdėjau tokių visokių. Nes atsiminkit, žmonės kartais nudžedžina Temu, nes šitą sako šūdą užsisakiau. Ne, hebrytė. Temu yra marketplace'as, didžiulis marketplace'as, kur yra skirtingi pardavėjai. Čia kaip Lietuvoje skelbė LT kaltinti, kad skelbė LT pardavė jums blogą prekę, nors jūs pirko tiesiog iš kito žmogaus. Tai yra tiesiog portalas, kur galite pigiai, nebrangiai įsigyti visko. Nuo žvejybos reikmenų, iki pėdkelnių merginoms, iki mašinos detalių, iki mašinos akcesorių, makiažai, you name it. Bet ką, bet kur, kategorijų 100, pasirinkit, pasispauskit, pažiūrėkit patys. Kaip jau nekantrauju atidarinėti. Unboxingai yra kokie įdomus dalykai. Gal pradėkim nuo didžiojo package'o iš tikrųjų. Va čia yra didžiausias ir brangiausias viso pirkinio dalykėlis. Tai yra nauja žvejybinė dėžė, kurią iš tikrųjų ėmiau su intencija, kad galbūt šiais metais jau padarysiu fishing on ice. Gerbėmieji, fishing on ice nebus. Greičiausiai. Dabar šiuo metu yra šiek tiek pašalę, bet įdomu kokybė. Dabar kol kas man kelmuko
Nereikia. Kokybė, solid. Tikrai. Jo, rankina. Ir dabar rankina pasikelia. Aha. Geras, viršui medžiagėlė, kuri sukabinti įvairiems kabliukams, blizgutėms ir taip toliau, ir jos gali kabėti. Žinot tą, kur. Plius jinai yra pakankamai stabili sėdėjimui. Galiu greitai ir padaryti sėdėjimo testą. Nematot jūs, nes trekina mano veidą, bet matau, kaip supratot, atsisėdau. Šitą žinojau tikrai sąžiningai, kad bus gera. Atsidarom ir apačioje yra tiesiog didelis skyrius ir čia dar akcesoriai, kurie dedasi iš išorės. Ir čia yra tokie divideriai. Oi, ne ta pusė. Kaip supratau, susidivaidinat, kur norit ir kokio nori dydžių. Va. Yra skirtingi slotai, kaip norėsite, tai pasidarysite. Tada turim čia, jeigu aš gerai nuotraukai mačiau, įsistatyti savo meškerykočiai vienas ir jis turėtų įsislaidinti, jeigu aš gerai suprantu, šone. Žiūrim. Puikiai. Toliau veikia, meškerykočiai įsidėjus, vienu bendru nešimu nešat viską. Podelio laikiklis. Tarkim, podelį mes dėkime kitoj pusėje. Viskas. Gerimuką čia galite įsidėti. Tai aš manau, šitas yra puikiai tinkantis dalykas ir žiemos žūkliai, 2 meškerytės, arba, pavyzdžiui, einat spiningauti. 2 skirtingus kotukus įsimetat iki apačios. Geras. Keliaujam prie smulkmių. Čia jau galbūt reikės mums staliukų savo. Aš jeigu ką su telefonu, kaip rytą pafilmuosiu kitus dalykus, jūs galėsite iš arčiau juos pamatyti. Maisto gaminimo dalis bus šiek tiek vėliau. Tai šitų daiktų aš dabar neunboxinsiu. Mes juos unboxinsim gamtoj. Gal greit užmėsiu akį, bet mes pamėginsim šitam epizode padaryti catch and cook video. Kai aš jau susiruošiu visus savo žvejybos reikmenis, pasiruošiu sezonui, gal jau bus nutirpęs tas mini ledukas, nes jis dabar tenais yra 2-3 cm, tikrai ant jo aš neplanuoju lipti. Jeigu pasigausim kokią nors žuvytę, kuri pagal Lietuvos žvejybos įstatymus yra leidžiama pasimti, nerodysiu už tos nemalonios dalies, bet kartais maistui gali. Tai aš sugalvosiu kokį nors žvejybinį žuvies patiekalą ir jį antroji daly pamėginsim pasigaminti su įrankiais, kuriuos užsisakiau iš Temu. Ar tai įmanoma, ar ne, sužinosim vėliau. Ir jeigu nepagausiu jokios žuvies, planas B bus bombspakis, kur ingredientus nusipirksiu pats ir turėsiu juos. Arba jorpakis turbūt sakyčiau. Senai matyts epizodas. Šiaip turiu vieną gerą receptuką. Labai gražu. Pasakyk. Puikiai. Wow. Nuostabi dėžutė. Jinai kainavo štai tiek. Uždedu paveiksliuką. Ir su telefonu jums iš arčiau pafilmuosiu, kad suprastumėt, ar tikrai geras daikčiukas. Tai, žiūrėkit, atsidaro. Susidėti mažiems įvairiems dalykėliams. Labai patinka, kad dar yra ir sprendžinos čia. Žiūrėkit, paspaudi. Ir jis tiesiog atšoka. Viena pusė. Ir trečia pusė. Pilna dar padalintojų, angliškai dividerių. 10 iš 10. Aš kiekvieną daiktą įvertinsiu nuo savęs. Atvirai galvojau bus blogesnė kokybė, kai užsisakinėjau. Žinai, kaip būna? Esu užsisakinėjęs iš Temu daiktų, kur esu gavęs ne tą, ko tikiuosi. Būna, dėl to kartais reikia gerai skautinti, skaityti atsiliepimus ir taip toliau. Yra iš šiukšlės metu į vieną. Čia 2 dėžutės pekas, man atrodo, buvo 2, tai jį ir paėmiau. Tai vieną padedu į šoną, vieną tik atidarom pažiūrėti. Čia tokia dėžutė, kur galbūt vežtis į žvejybą, gal labiau namie, lentynoje. Jinai tikrai nebus tokia solid kaip ta oranžinė. Atsidarom, viduje divideriai. Nieko čia įmantraus iš šitos dėžutės nepadarysim, bet aš norėjau jų naujų, papildomų, tam, kad galėčiau susirašuoti visus savo mėgstamiausius ir mažiau naudojamus, dažniau naudojamus masaliukus. Tai šitą dėžutę silpnesnė, nežinau, kokybę gal galim šiek tiek ir numušti, sakyčiau 8, 7 iš 10, 2 tokios dėžutės, strep. Aš kitus dalykus užmiršau, ką aš užsisakinėjau. Bet kai nori turbūt kažką nešti prie kuprinės dėti, sąžiningai neatsimenu, kam aš juos užsisakinėjau ir kam aš juos dėjau. Kokybė ne pati stipriausia, sakyčiau 5 iš 10, toks lengvas plastikas jaučiasi. Gertuvė. Aš norėjau savo naujos gertuvės ir čia yra pagaliau mano nauja gertuvė. O vaikinė, Infinity gertuvė. Pafilmuoju jums su telefonu, kaip ji atrodo. Tikrai puikiai, nuostabiai. Yra šiaudelio funkcija arba yra šalia tiesiog gerimo funkcija. Maistinis dalykas, apžvelgsime vėliau. Maistinis. Šitą dėžutę, sąžiningai pasakysiu, pirkau antrą kartą. Kadangi turėjau tos kuponus, aš ją radau, man atrodo, šitą iš vis pigiai radau. Tai ateina atskirai išpakuota, jūs galite prisikabinti iš karto rankinėlę prie kampo.
Norit ant rankos nešiot. Ji yra sandari ir tikrai gerai užsidaro ir yra va tokie skyreliai. Čia daug net nerodysiu, įėjau į biudžetą, aš tokias 2 ar 3 turiu pats pirkęs seniau iš Temu, man jos yra naudingos, tiesiog abi esu pilnai išnaudojęs, susidėjęs vyžadrybių ir kitų dalykėlių smulkių, kaip švinukai ir taip toliau, kabliukai. Tai šitą rekomenduoju, kokybė yra, sakyčiau, 8 iš 10, tikrai jis nebijo, kiek yra kritę ir sandariai užsidaro. Yra buvo iškritę iš rankų ir neatsidarė ir daiktai neiškrito. Tai dėl to užsisakinėjau, nes jau patikrintas daiktas. Bai gerai, čia reikės atrasti kitą. Gerai, gamybos daikteliai. Šita kokybiškai atrodo lentynoje. Jei į gamtą nesivešiu, kur nors žiūrėk. Ir atsidaro. Gaidys. Bet ar aš ją panaudosiu? Turbūt panaudosiu. Vobleriukus va galit kokius nors pailgus masaliukus susidėti, gražiai uždaryti ir juos turėti paruoštus lentynai. Šitokio gyvenime nesu naudojęs ir labai įdomu, kaip man jis atitarnaus, atsidaro ir čia yra susidėti valams. Nu, atrodo tvarkingai. Gali būti didelės rytės, tiesiog neradau, kur būtų plonesnis, storesnis, nes turiu valų ir storesnių. Bet per dvigubą gal galiu dėti. Kokybė? Neįspūdinga, bet tai tu jos čia ir nebūtina kažkokios galingos tos kokybės. Bet aš jeigu kokybę reikėtų vertinti, 5 iš 10. Bet darbą puikiausiai atliks. Gerai. Čia yra 2 smagus daikteliai, kadangi mano pabiručiai auga ir didėja, jiems irgi užsakiau. Galvoju, nudžiuginsiu. Į gamtą galbūt pasiimsiu jos kažkada žvejoti, gaminti kažką, patiekalą. Giliai mano dukrai labai patinka gaminti ir aš pagal jų mėgstamas spalvas, vieną rožinį, kitą melsvą, paėmiau ir jiems naujas gertuvės. Tada lipdukų peką įsidėjau. Nebeatsimenu, man atrodo, su gamta susiję buvo lipdukų pekas, čia jų tikrai daug. Jo, kas čia? Kažkoks rinkinys. Palauk, išversiu į išvirkštę ir tikrai nieko nepalikau. Aha, sakau, lygtais mažinių daikčiukų buvau pirkęs. Gerai, viskas. Visas pekas. Čia pirkau iš vis, man atrodo, patį paskutinį įsidėjau, kai dar liko ten 1 euro ar kažkiek biudžetas. Turiu juodą tą mažą ir šita yra labai labai maža. Tai labiausiai turbūt tiks avižadrybiui. Atidarom. Sąžiningai, matau visokie žvejybos logotipai čia, bet o kas čia yra, aš jau nebeatsimenu. Aišku, turbūt atsiminsiu, kai atidarysiu. Čia mechanizmas. Čia tikrai prisimenu. Taip, man jo labai reikės. Chebryt. Vat, ir visos tvarkingos, angliškai parašytos instrukcijos, kaip pasikabinti ir taip toliau. Dabar aš bandau viską po truputį susidėlioti ir gražiai susidėti meškerės čia. Kai baigsiu tai daryti, parodysiu, kaip atrodo mano kampas. Ir aptarsim. Galėsite įvertinti komentaruose, ar gerai pasidariau ar ne. Tai dar kartelį didelis šautautas Temu. Tai jeigu nori, naudokit linką gauti visiems bonusams. Arba štai čia yra tas QR kodas, kuris nuves jūs tiesiai į jūsų reikiamą parduotuvę, į appsą. Parsisiunčiate appsą, susinstaliuojat, susitvarkot ir čiki-briki. Nu gerai, biški buvau išliekęs įrankį parsivežti iš studijos prie lentynos čia šitoj pusėj. Jūs dabar sėdit lentynoje, jeigu tą kur matėt. Tai šitoj vietoj stačias meškerės That's what she said. Ir čia gulščiai pasidarysiu viršui. Konstruojam. Sėmė, tu tik prie kompa mokai sėdėti, jokių dalykų nemoki pasidaryti. Nemoku, šneko. Visiškai nemoku nieko daryti. Visiškai nemoku nieko. Tingai eit plaktuką parsinešti. No! God, please, no! No! Ai, o šitą hibrydą, kur suku, ne iš šito orderio užsisakiau Temu, bet užsisakiau iš visai kito, asmeninio. Bet, jo, šitą buvau užsisakęs seniau pats, iš savų pinigėlių. Nusinešti vieną meškerėlį, pasižiūrėti, kokiam čia aukštį galime dėti. Va, čia apatinė dalis, kur įsistatys meškerėlę taip. Bam, o viršus tada turės įsispausti į šitą dalį. Gerai, man buvo tas, tai sakėm, žemiau šiek tiek. Ar čia yra tiesiai? Taip, yra tiesiai. Jūs galvojat, Simis nėra dirbęs prie Stroik? Yra. Vasaros buvo parduotas irgi.
esu ir gipsą dėjęs, esu ir tvoras statęs, esu ir metalą vogė. Ne, čia jau virgelio profilį. Leisk prisukt varžtus. Lemba dabar. Išsidaviau. Matavimai yra perfekciono. Puikumėlis. Bandom pažiūrėti, kaip čia mums seksis. Šits varžtas tiesiog turėjo būti per žemiau. Ir pasitaiko, ir būna ir kitiems nelaimių. Įstatau taip, įstatau pagrindinį. Na ir pažvelkite, atrodo nuostabiai. Meškeriukas įstatytas. Nes jeigu su ritėm darau, reikės tarpelį palikti. Čia greitas gali vieną į kitą braižytis. Jeigu dėtumėm tik tais meškerykočius, tai galėtumėm dėti į kiekvieną. Geras dalykėlis. Jeigu būčiau dabar iš Temu šito nebuvęs anksčiau užsisakęs savo, būčiau į šitą siuntą tikrai įdėjęs, tai galvojau, kitą įsidėsim. Tai dabar va, tą medinį. Tai čia, manau, va, bus šitoj vietoj spiningėlių stiliaus meškerės ir tada to pakabinimą darysiu čia, va. Biškį nukrypstam nuo temos. Girdžiu, palauk, pasireguliuosiu kamerą. Bus taip gerai, girdžiu, vaikai grįžta, jie pamatys, ten yra į virtuvę sunešta didžiulė betvarkė, bet, atsimenat, grįžta iš darželio, tuoj padovanosim. Ir aš galvoju, gal vėliau, kai darysiu prie sienos trekinimą, kažkaip galbūt geriau, nes aš būna paeinu čia ir kad trekintų kamerą, spėju bus geriau taip, kad vaikštų, kad mane seka kamera, ne? Šitas kampas bus geresnis. Gerai, beldžia į duris, einu atidaryti. Labas, džentelmenai. Daug vietos? Atei giliai ir tu, kai ką turiu jums. Jo, galit, nors ir siūlyti. Čia stovėkit dabar, va čia atsistokit. Pabandykit atspėti, ką aš dabar turiu rankose. Nežiūrėk į kamerą, žiūri Pijus į kamerą. Aš nieko nematau. Nu gerai, spėjimai. Saldainių. Saldainių Pijus sako, gilė. Saldainių. Ledų gilė sako. Neatspėjot, ne vienas. Aš turiu jums naujas gertuves. Naujas gertuves, baba. Su kuo gilė tavo? Man tavo darželį mano grupiai turi kažkokią panašią. Panašią turi darželio grupę. Galbūt darželio grupė žino, kokiais websaitais naudoti. Nu, tai su kuo Pijau tavo yra? Ar pataikiau, tau patinka dinozaurai? Su kuo tavo yra? Kas šitokie yra? Zuikiai. Gerai, gerbimieji, einu šiek tiek su vaikais, pasidžiaugti gertuvėm ir pratęsim sienos kabinimą. 2 tokius ir juos dėsiu va taip. Ant šitos sienos parodysiu čia aiškiai prie lubų. Bam. Pavyzdžiui, taip pat lygiai taip pridėtumėt ir tiesiog susikaišėt meškeres. Puikiai. Va, atsinešiau savo Heavy Duty, pagrindinę, galingiausią karpinę, kurią aš lengvai galėčiau taip. Netgi patį ploniausią žiūriu. Įkišu. Reikia turbūt ir atsimatuoti taip, kad iki žiedų. Puikiai matosi. Done. Super ir gražu. Tačiai meškerykės susidėsiu. Ir čia palubėj jos bus gulščiosios. Tai turbūt aš nieko nelaukiu, sudedu greitai tas meškerės ir pažiūrim, kaip jos atrodo, nes tada eisiu neįdomų darbą daryti, kur aš jau kamerą išjungsiu ir atrinkinėsiu visą savo seną ir nereikalingą gėrą. Bet kai jau viską susidėsiu gražiai į lentynėlės, būtinai jums parodysiu. Ai, chebrytė, ką pamiršau paminėti, atradau, kame problema buvo su šito, kur nėra užsifiksavimo. Brokas. Čia, chebrytė, žiūrėkite, aš jums parodžius, yra brokas. Nes aš pažiūrėjau, čia matau yra užkabinimas ir čia matau yra tokie kaip vyreliai, kur turėjo būti užsegimas. Nesakau, nu nelogiška, kad abiejose pusėse nebūtų. Tiesiog yra brokas. Gyvenime jų visur pasitaiko. Ir čia yra labai puikiai proga man paminėti, kad Temu visada taiko nemokamą siuntimo ir 90 dienų nemokamą grąžinimą. Tarkim, gavau šitą prekę, jinai netitinka prašymo, yra brokuota. Aš Temu website užpildau formą, prekė yra brokuota, noriu grąžinti. Jie sugeneruoja man etiketę, aš įdedu prekę, nunešu į artimiausią paštomatą, įdedu, išsisiunčia, pinigėliai grįžta. Esu refundą daręs ne vieną kartą irgi
užsakinėjau tokius vokelius, buvo parašyta, kad yra vienokio dydžio, kai atėjo išmatavau, buvo kitokio dydžio. Aš gražiai pridėjau priliniuotis, kad sakau, aprašymas netitinka to, ko aš užsakinėjau. Jiem nereikia netgi sulaukti, kol grįžta prekė pas juos atgal į sandėlius. Aš refundą gavau per 1 ar per 2 darbo dienas. Tiesiog jie matė, kad aš nuskanavau barkodą, įdėjau paštomatą. Viskas, easy peasy. Dabar neturiu jokios staigmenos. Dabar aš noriu susidėti savo meškeres. O iš kur aš tau gausiu dar naują staigmeną? Wow. Mano fideriukai. Aišku, tu turite atsargiai žiūrėti, kad nenulaužti ant žiedelių kišant, bet tai jau čia kiekvieno jūsų atsakomybė. Viskas, mano pagrindinės 4 dugninės, kurias turiu, 2 esu pasidaręs karpinės, 2 esu fiderinės. Spiningėliai mano visi, o čia mano plūdinės ir dugninės. Pagaliau meškerės nebus man kažkur numestos tiesiog ant žemės, pastatytos, paremtos į sieną ar dar kažkas. Viskas, dabar galiu ramiai susidėti savo visą žvejybos reikmenį. Nu ką, gerbėmieji, viskas. Iškart viskas daug tvarkingiau, eina prieiti, viskas dėžutėse, sutvarkyta. Aišku, iš senesnių savo dėžučių turiu visko. Ir rankeliai čia visokie builiukai sudėti. Tvarkingai viskas. Stovelis mano. Viskas, finalinis rezultatas. Mano toks žvejybinis kampelis. Dabar kelsimės į antrąją epizodo dalį. Kai važiuosiu, bandysiu pagauti žuvį. Nežinau. Lauksiu, kol šiek tiek atšils orai, varysiu kažkur paspiningauti. Jeigu nepavyks, eisim į bomžpakio dalį. Reikės nusipirkti iškart produktų. Ir turėsime dar vieną dalį, kur apžvelgsime daiktus maisto gamybai. Ar jie naudingi, ar ne? Sužinosite toliau. Blemba, gerai jaučiuosi susitvarkęs. 1 week later. Nu, gangsteriai ir gangsteris, labą dieną. Viskas, po sklepų susitvarkymų prieš sezoninių žvejybų reikia pasigaminti, kažką pavalgyti. Deja, ant ledo nelipsiu, kad ir kas kaip laukėt ten ledo žvejybos video ir taip toliau. Tai turiu jūs nuliūdinti, šį sezoną turbūt ir neišvysit, nes nebemanau, kad šaltukas jau paspaus didesnis. Tuoj pasakysiu, kokią aš čia kempingo vietą įdomią radau. Čia gerai atrodo, tuoj mini turą padarysiu. Dėl žvejybos iš karto noriu užbėgti. Žinau, kad bus komentarų. Seniukai, bet taigi pas mus ledas 10-15 cm. Nebuvo žiemos šį sezoną, hebra. Nebuvo. Labai malonu, kad jūs einat žvejoti, jūs ir rizikuokit savom gyvybėm ir taip toliau. Tai ką, plauk nemokė, girdytų ten, išsikapanosi, gytų iš to ledo. Va, žiūrėkit, netgi yra čia purdelis. Pažvelkit, čia yra lipami dalykai jums. Tai jeigu šitas nesugebėjo užšalti kažkoks mini dalykėlis, aš jau nekalbu apie didesnius telkinius ir taip toliau. Žodžiu, aš turiu 2 gražius vaikus užauginti, kuriuos noriu, aš juos auginsiu, užtenka, kad pats augau be tėvo ir prioritetai kitur. Kai bus žiema rimta, gerą mėnesį, kai duos speigo, tai tikrai lipsim ir gaudysim. Bet dabar apie šitą vietą. Galvoju, varau į miškelį ir su visom tom gerybėm ištemu, aš pamėginsiu pasigaminti. Čia mano virtuvė gali būti. Pažiūrėkit, kokią vietą radau. Miške tokia vietelė. Wow. Čia, pažvelkit, upelis. Čia gal kokie rūpėtaikiai skraido. Belenkaip užšalęs upelis, tikrai lipti ledas yra puikus, galima ir taip toliau. Ai, čia gal prūdelis maudytis? What? Kieno čia pėdsakai? Vilko ar šuns? Persirengimo kabina. Aš variau į random miškelį ir radau tokias vietas. Čia barbecue gali kelti. What? Aš čia visą video intro galėjau pasidaryti. Sveiki atvykę į kažkokią tai stovyklą, kurią radau random miške. Jeigu gerbimieji... nenoriu spoilinti tokių vietų. Po to, žinai, viešai parodai tokias vietas ir žmonės pradeda jas nebe taip mielai žiūrėti. Kas esat Contribui Coffee, galit prisijungti. Aš visą laiką savo žvejybos ir kitokias lokacijas vietas galiu paspoilinti. Čia šį kartą kaip ryte viešai nesakysiu. Jeigu tu žinai, kur aš esu, malonu, kad esi čia buvęs, tai prašyčiau nekomentuoti, nes arba ištrinsiu komentarą, arba užblokuosiu, kad neberašytum daugiau tokių komentarų. Pasilikit savo tokius gerus dalykus. Ir pagrindinė esmė kaip ryte, kad man reikia dabar išsirinkti vieną virtuvę savo. Aš buvau ten, tada žiūrėkit, čia yra dar viena, ten yra dar viena. Ten tualetas lauko, ten bokštelis, čia dar viena supinė, ten ant kalniuko dar viena terasa visa. Jūs pažiūrėkit. Kebra lauželį susikūrė tvarkingai, va, akmenys apdėti, va, ženkliukas, tualetas ir veda tiesiai į tualetą tokį kietą.
Su dronu pro čia, taip, žiūrim, praskristi. Neturiu šiandien dronų pasiėmę. Nežinau, kam aš čia atidariau. Šitą nice. Apžvalgos aikštelė. Šitą atrodo kietai. Blemba geras ir aš kitur mokomos tokias erdvės būna. Čia tiesiog kažkas pastatė miške. Galvoju, kad gal visai būčiau čia galėjęs gaminti, bet mažai vietos ant stalo. Aš kiek turiu visokios įrangos, tai parodysiu jums ir keletą dalykų išbandysim. Pasėmiau česnako, nes mėgstu dabar ir bombšpakis ir visur dėti česnako. Šiandienos bombšpakis chebrytė bus kosminis. Čia jau yra caro, bajoro. Caro six-packas, galim sakyti. Turiu pasiėmęs įrankių, gadžetų ištemų, česnakų, bet apie česnaką, česnako gliaudytuvę. Išbandysim ją, išbandysim visus kitus dalykus. Čiumpu savo kuprinėlės, tvarkingai nusinešu greitai, pakuojamės, kaičiam ugnį ir gaminam. Tiek dalykų. Gertuvę. Jau naudoju virš savaitės, kiekvieną dieną. Kaina čia, puikus dalykas. Ir tas faktas, susidėsiu. Ir gertuvės, tas faktas, chebrytė, kad, čia litrinė, man atrodo, yra, bet tas faktas, kad gali gerti taip, arba yra šiaudelis į vidų, gali gerti taip. Geras dalykas naudoju, tai šitą tikrai duodu. Plak, mes prieš tai ten žvejybos visus vertinom. Tai šitą duodu, žinokit, solid. 9 iš 10 tikrai duodu, drąsiai. Gal net 10 iš 10 duočiau. Gerai, gaminsim. Aš senai negaminau, iš tikrųjų, chebrytę sakiau kažkada per streamą ar per kažką sakiau, kad aš norėsiu daugiau vasarą padaryti gaminimo video ne tik bombšpakius kaip gaminu, bet ir kokius nors kitokius, galbūt netgi savo išgalvotus receptus, nelogiškus, jūsų pasiūlytus receptus ir taip toliau. Man pavyks ar nepavyks, čia jau nuspręskite. Jūs, o ar darysim, galit pakomentuoti ir pasakyti. O dabar pirmiausiai pasižiūrim, ko mes čia turim. Gal pirmiausia, aš žinot, ką išsiimsiu? Ingredientus ir jums surašysiu. Nu tai yra vandenukas, pomidoriukai, marinuoti grybukai, česnakas, grietinėlė, majonezinis siračia. Reikia šiukšlių maišą, matau man iš karto. Turime paprastas alyvuogių aliejus, yra jau įpiltas. Gal iš karto ir apžvelgsiu. Jau įpiltas yra įdėmu užsisakyta talpykla aliejui. Dabar nenoriu purkšti, po to parodysiu. Tai va, jau vienas mano naudojamas gamtoje dalykas bus, kurį irgi labai vertinu ramiai. 8 solid iš 10, nes tokia supirkęs anksčiau naudojau. Tiesiog jie būna per laiką užsikiša nuo to aliejaus, tai reikia pasikeisti. Ingredientai dar liko. Persilado prieskoniai, tiesiog pipiriukai, svogūnėlis, 2 sardielkos. Ir pagrindinis bombšpakis, tai į tokį pagrindinis dabar dar tik bombšpakis. Ir pagrindinis yra spicy chicken, man atrodo, jo. Hot chicken flavor. Tai čia bus aštru. Vat yra šitas, jis yra geras, nei aš jų reklamuoju, aš neatsimenu iš kur pirkau. Gal Maksimoj, gal Rimi, gal Iki, gal Norfai, gal Lidle. Nedeginu tiltų, nesu vienu prekybos centru, jeigu norit dirbti kartu su manim, parašykit man žinutį, jeigu nenorit patys kalti. Pradėsim nuo šitų dalykų. Senieji mano dalykai esat matę, čia mano viryklėlė, tai mes ant jos ir virsim. Bet tiksliau pradžioj labai daug kepsim, nes dešrelį reikia pakepti, svogūnėlį, česnakiuką, grybukus, grietinėlį, viską reikia, kad viskas pasitušintų. Ir tada mes tik virsim vandenuką, pavirsim bombšpakį į vidų ir viską sumaišysim. Trust me, it's so good. Sakiau, kad noriu į gamtą turėti jau keptuvėlę, špižinę. Galvau, neatsiūs, bet puikiai atsiūstas daiktas yra špižinė, keptuvėlė iš temų. Bam, bam, pažiūrim, ar man... Kol kas nekaitinsim, reiks atrasti tiesų tašką, kuris būtų, žiūrėkit, manau čia. Gal šiek tiek ne pats tiesiausias. Puikiai, keptuvėlė, nežinau, nėra ką review daryti. Tokio svorio yra, jeigu vyrai, jūs pirksit šitokį keptuvę ne savo, o žmonai, nepatariu. Čia popieriuką aš pasidėsiu, pasivalyti reikės dalykėliams, va, netgi matau keptuvėje kažkoks laišelis vandens. Taip pat iš temų pasėmiau vieną labai gerą dalyką maisto gamybai ir produktų ėmimui. Net nežinau, kiek čia reikia vertinti, nevertinti, tai yra standartinis dalykas, kurį parduotuvėse esu matęs, kaime. Bet va, imti produktus ir daryti gamtoj, kai esate galbūt ne pačių švariausių rankų, užsimesti žvejyboj, tarkim, reikia kokią nors, būna, pasigaunat žuvį ir norit ją išdarinėti, ne? Įsimeti, čik, jeigu draugeliai sakys, seniai, nemaišyk tos mėsytės, ten nemarinuok su rankom, nehigieniškai atrodo ir jūs prieš draugelį. Aš turiu tokių šitais, visas pekas, centai tai kainuoja. Tokį peką pasiėmėt, viskas, mėsytę, bam, išmarinuojat.
rankytės švarios, draugelis linksmas ir jūs dar geras ekspertas. Super dalykėlis, tuoj mes, man atrodo, ir panaudosim. Tada vienas geras turim, šiandien mes jo nepanaudosim, bet jeigu kada nors darysit rameną, aš galvoju, atnešiu parodysiu. Nežinau, kad yra toks kiaušinio plaktuvas, tarkim, į dubenėlį įstatai ir varai. Ir tie kiaušiniai sukasi, plakasi. Šiaip atrodo solid, geras dalykas. Kiek jis praktiškas, nežinau, ambajerių ir užsakinėjom, parodėm, pažiūrėm. Dalykėlis, kuris atrodo kaip pypkė, bet čia yra į vidų kišat morką, tarkim, agurką ir sukat. Ir jis išpjauna gražias formeles. Nu, tarkim, nežinau, kiek čia fancinti gamtoj tokius dalykus daryti. Jūs turbūt nedarytumėt, aš turbūt irgi nedaryčiau. Tada mes turim, čia yra česnakui spausti. Tuoj visus dalykus galėsite iš arčiau pamatyti. Svogūnų lukštentojas. Čia tipo įmeti visą svogūną ir su rankom taip spaudai ir turi jisai išsilukštenti pilnai. Sakiau, netikiu, kad tai įvyks, kai užsakinėjom, o ar tai įvyks, mes tuoj pamatysim. Tada pasiėmiau tarką gerą, tvarkingą. Manau, šitą, kaip už tokią kainą, aštri. Kaip čia seksi su jie kažką patarkuoti, aš nelabai kažką turiu, ką tarkuoti. Kokybė, nu, žinokit, 4 iš 10 tokia, labai atrodo liauna ir stipriau paspaudus atrodo gali lūžti. Tiesiog būtum sąžiningas. Ir viskas, dar mums liko 2 dalykėliai, kuriuos galime apžvelgti. Čia mano lifehackas, kaip ryte yra. Va, vandenukas. Ai, dabar užsukęs esu tą. Čia mano lifehackas. Gamini, reikia greit kažką pavalyti lentelę, papurški, nusivalai su popieriniu rankšluosčiu ir viskas legit. 2 labai solid ir geri dalykai, be kurių šiandien tikrai neapsieisim. Tai yra mentelė, ruda, tvarkinga, graži. Ir aš nežinau, ar šiandien mes naudosim šitą, bet kai sriubą verdi, taip pat iš to pačio komplekto yra mini samtukas. Viskas mes tiega, golfo lazdų valiklis. Hebrytė. Bet šitą mes panaudosim vėliau. Aš jums parodau ir po to įvertinsim. Jo kaina yra tokia, į jį prisipili vandens, į jį purški, jis čia apsisunkia vandeniu ir aš galvoju, su juo aš ką valysiu, tai yra būtent kepimo įrankius, kuriuos reikės pašveisti su vandenuku ir trinti. Nieks su jo golfo lazdų ir batų nevalė, jis yra naujas švarus produktas ir jeigu mes jį naudosime valyti savo murziniems įrankiams, kodėlgi ne? Aš galvoju, gali suveikti. O ar suveiks, mes pamatysim vėliau. Tvarkingai ir užsikaisti turbūt, ne? Opa, iš karto. O mes... Jeigu rasim savo įrankius, nieko nedelsę, čiumpam įrankiukus, kurie irgi yra praeito užsakymo ir už praeito karto, kai dirbam kartu su Temu. Tai pirmiausia, žinot, ką aš užsuksiu? Mes taigi turim biškį ne visai gaminti, mes turim dar, bet prakepė iš karto užkaita labai greitai. Taigi mes turime dalykus, kuriuos turime išbandyti. Česnakas, cielas, čia silikonas, kad matytume, dedu visą, nieko neapgaudinėju, bam, į vidų. Esmė, kad tu gal ir rankose taip galėtum daryti, bet tie lukštai visur kristų. Su peilio aš jau būčiau tos česnako skiltelės. Aš nežinau, kiek čia reikia glamžyti. Man kol kas neaišku, kas čia vyksta. What? No way. What? Ne visos, arba reikėjo dar daugiau patrinti. Nusilupa. Bet ar verta vargo? Nežinau. Net nežinau, kaip pasakyti, kaip įvertinti. Ar aš naudočiau, aš turbūt ne. Ar atlieka darbą? Taip, refando jau nepaprašyčiau ant tokio. Gerai, dabar sekantis dalykėlis iš karto žiūrim, ar veikia ir ar atlieka darbą. Tai svogūno spaustuvėlis. Žiūrėkit puikiai. Šitas daiktas savo darbą atidirba, užskaitau. Pasižiūrim, kaip plovimas. Wow, šitas buvo mano perfect choice. Visus tarpelius viską išpurškiau. Važiuojam, švarus daiktas. Peilatis svogūnačiui. Kiek man čia tos svogūnėlių dėtis? Pusę gal bus per daug biškį. Va, čia aš ir panaudosiu dabar. Nes kai rankos svogūnais prasmirs, tai jau biškį bus pasmirdusios, galėjau anksčiau. Matai, niekad nenaudojęs, niekad neturėjęs. Dabar šojo mintis, kad reikia taip daryti. Nu ir smulkinam. Tai galvoju, ar kiek man jo reikia. Ar gal gerai. Jūs mėgstat svogūnas, kai būna stambiau ar smulkiau, nes aš mėgstu smulkesnėm. Smulkesnėm detalėm. Iškart galiu dėti į petelnę, brauki su rankom ir rankos švarios.
Pirštinaitės užskaitau. Bai gerai, kad aš turiu visokių dalykėlių. Tai pirmą aš gal pasiruošiu viską, ko man reikia. Pavyzdžiui, dešreliai gal nereikia, dešrelė nesvagūnas. Užkaliuko biškių vandenuko va. Bum, bum. Vienas geriausių dalykėlių. Viskas, svagūnas nuplautas. Galime pjaustyti dešriukus. Galvoju, ar man 2 dešrelės dabar nebus čia. Per daug? Ne, nebus, patink man biški tos mėsytės. Kad ir kiek jos čia yra. Kur? Viens jau gabaliukas. Dar baikit gabaliukai, likit pas mane. Aš išmesiu į gamtą vis tiek, čia nieko tokio. Gal bėgs pro šalių. Koks vieversys ir suvalgys. Esat matę keturkojį vieversį. Tie tai yra patys žiauriausi. Jie karočiai vilkus, netgi Lietuvoje vilkų apmažėję yra dėl keturkojų vieversių, nes jie tiesiog jos išbaido. Nes į dvikovas jie nemėgsta veltis, o jeigu įsivelia, tai va dabar čia šitos numečiau gamtoj, bet ne kažką būna. Pomidoriukus ėmiau geltonus, bet tikrai nėra jokios. Ne, privalote imti geltonus į šitą receptą, nes čia yra geltonų pomidoriukų receptas. Nebūtina ten daug nieko, kiek pagal skonį, va, aš čia įsimečiau 5-7, kažkur tiek. Lygiai tvarkingai per puselę, išvarinam pastoviai. Visą laiką darbo stalas, kai yra švarus, man pipėt, kaip patinka. Kokių aš receptų kebra namie gaminu? Galbūt reikėtų ir gamtoj. Šiaip špižinę pirkau dėl vieno kito dalyko. Aš noriu pamėginti gamtoj pagaminti savo patobulintą šakšuką. Šakšuką. Taigi aš ją pagaminsiu, manau atskirą epizodą sukursiu, kada nors lankyti kanale. Kai tik tai gaminsiu ir aš jums parodysiu banger receptą. Galim ir grybukus iškart pasiruošti. Kaip jos mes ruošiam, mes jų nieko neįmantriai ruošiam. Keletą marinuotų grybukų ir jos irgi pjaunam per pusę. Imat su pirštais, vis tiek jūs valgysit. Mano visuose receptuose nėra ingredientų kiekios. Aš tik parašau, ką dedu, o jeigu jūs norit atsikopijuoti receptą, jūs tiesiog dėkit tą patį ir tiek, kiek jūs norit. Puselėm biški gražiau, jie greičiau išsitušina, kaip sakyti. Puikiai, tiesiai, lygiai. Mentelė, kurios mums prireiks. Va, kažkaip atrodo noris galbūt biški daugiau aliejuko, kuris buvo mūsų alyvuogių aliejus. Ir pirmiausia, va, pasičirškinat svogūnėlį. Liepsnelė yra šiek tiek, matau, per didelė, reikia ant lengvesnės. Aromatas vieno svogūno ir česnakėlio parudavo gražiai. Iš karto galim dėti dešrytę. Galim, va, grybukus kišo biškį pilti. Ir principas, hebrytė, šitą tušinat. Maišot, tvarkot. Vieną kitą dalyką pakomentuosiu, jūs mėgaukitės, kaip visas vaizdas atrodo keptuvėje. Matosi? Matosi. Iš karto nieko nedėlsi, galite susimesti ir grybukus. Čia bomžpakis. Pagrindiniai kokie nors kiti prieskoniukai, pavyzdžiui, va, pipiriuko galite užsidėti, kiek norit pagal skonį iš karto. Persiladų prieskoniai. Man patinka šitie. Aš iš karto jaučiu ir siračią susipilsiu, kad įsigautų tas aromatas. Majonezinė siračia. Daugiau, mažiau, kas kaip mėgsta. Ji turi biškį aštrumo ir vis pamaišot. Aš sakyčiau, kol čia viskas tušinasi, dar netgi įpilčiau biškį daugiau grybų skystimėlio. Čia yra vienas kertinių ir geriųjų dalykėlių. Jau vaizdelis neblogas, ne? Jau kai kurį laiką viskas pasitušina, galim susidėti ir dar pomidoriukus, o link pabaigos dar ir grietinėlės. O kol verda grietinėlė, tuos dalykus jau galim dėti į šalį, ko nebenaudosim, susitvarkysim vėliau. Mes jau galime pradėti ruošti savo katiliuką, į kurį luptelim vandenuką, kibirį hop. Esmė vandenuko čia reikės mažai, mes gali būti, kai jau išvirs bomžpakis, jo netgi nupilsim dalį. Tai pilkit tiek, kad užvirtų ir apsemtų bomžpakį techniškai. Aš mėgstu bomžpakį iš karto įsidėti į šaltą vandenį jau, o dėl bomžpakio prieskonių, kurios nori dėti priklausomai nuo aštrumo, dedat aštriąją dalį. Aš mėgstu aštriai, bet aš labai dažnai dedu tik pusę, nes ir čia dėjau kitokio aštrumo. Jeigu nedėčiau jokių kitų prieskonių, turbūt visą įsivaryčiau. Šito irgi dedu tik pusę. Susikratau. Čia yra aš jau viskas, man jau seilės tysta. Čia jau gražiai viskas, va, įgauna tirštą masę. Wow. Vėlgi, hebrytė, kaip visada, aš pradėsiu valgyti, pasakysiu jums skonį, tada išjungsiu kamerą,
pasimėgausiu čia savo gerą 15-20 minučių, kol valgau ramiai ir tada vėl įjungsiu kamerą ir pasakysiu jums verdiktą. Nes nemėgstu rodyti savęs valgančio ir maistu noriu mėgautis. Ar jums patinka, pavyzdžiui, kai jūs stebi kas nors, kai jūs valgote? Viskas. Galite visą keptuvėlę nusikelti kur nors į šoną, jos mums prireiks vėliau. O čia keliam iš karto bomžpakį ir pavirsim šitą. Bomžpakio virti ilgai nereikia, tie makaronai greitai pratirpsta. Nu, greitas update'as, jau kaista, jau to užvirs. Kai užvirs, dar šiek tiek pavirsiu ir viskas. Atrodo labai gerai. Oi, kaip čia gerai, chebrytė. Belen kaip. Ką, viskas keliauja iš keptuvės į bendrą dalykėlį. Vandenėlio šiek tiek nuvirusio nupyliau, bet nedaug iš tikrųjų, visai pagaravo gerai, tai beveik atitaikiau. Taip, dabar viską gražiai kartu sumaišom. Žiūrėkit, keptuvė ne visai gerai išsivalė, kiti kraštai liko, va, matot, biški tokie, su popierium tiesiog nepavyko. Nu ir ar mano, wow. Oho, va čia tai jo. Puikiai, švari keptuvė. Šitą vertinu 10 iš 10. Netikėjau, kad taip gerai bus. Oho, liuksas. Tai kebrytė, iš temų, jeigu norėsite visus prietaisus, viską, ką aš pirkau šiame video, ką matėt, dar kartą pasikartosiu, rasite aprašyme. Jeigu esate naudotojas, naudokit šitą QR kodą, pasispauskite arba linką video aprašyme, gausit nuolaidėlių kuponų. Ir finalinis verdiktas, gerbėmieji. Looks very nice. Einu, aš jaučiu ant tos supinės, atsisėsiu ramiai, rankelės biški sušalo, bet pirmąjį kąsnelį privalau padaryti ant kameros. Gamtoj, tokioj įspūdingoj vietoj. Oh yes. Aš šitą receptą nežinau. Aš jį ilgai taupiau, ilgai jums jo nerodžiau. Ir aš jį asmeniškai žinojau, koks skonis bus, nes jau buvau gaminęs. Ir aš jį vertinu 10 iš 10. Dabar leiskit man pasimėgauti pavalgyti ir sugrįšiu už kelių sekundžių verdiktui pavalgęs. Biški aštri buvo, nosis biški bėga, bet neatsiimu žodžių, chebrytė, 10 iš 10, tai verdiktas yra toks. Nu, tikiuosi epizodas neprailgo, nes šitas turėjo būti tikrai ilgesnis, 2 dalių, ilgas, galingas, sezonui pasiruošta, maisto gero pasigaminta. Temu, didelis dėkui, kad atvykot pabūti partneriais ir tikrai yra malonu išbandyti visokius gadžetus. Visus linkus, chebrytė, rasit video aprašyme. Šiandien aš atsisveikinu, tai jeigu žiūrėjai iki čia, spustelk laiką, subscribe, varpelį, bet nevarpa, jeigu dar to nepadarei. Ir susitiksim ant kito epizodo, kuris, manau, jau bus žvejyba. Iki.